Sakykite, kas yra solo profilaktika? Reikėtų pradėti nuo to, kad burnoje vystosi dvi pagrindinės ligos. Tai yra ėduonis, sugedęs dantis ir parodontozė, tai yra kaulo tirpimas bei aplinkinių audinių uždegimas. Simptomų yra begalė. Dantų akmenys, skylės, tai yra kariozinės ertmės, skausmas, kraujuojančios dantenos, pigmentinis atnašas, blogas burnos kvapas, danties netekimas. Tačiau viso to priežastis tik viena – bakterijos. Vadinasi, pagrindinis mūsų tikslas – šalinti susirgimus sukeliančias bakterijas. Įdomus faktas. Jeigu burnoje vystosi 100% bakterijų, stebėkite, kaip jos išsidėšiusios. Net 95% kaupiasi tarpdančiuose, 4% krūminių dantų įdubose ir tik 1% ten, kur jūs skiriate visą savo valymosi laiką. Tai yra išorinis danties paviršiaus. Negana to, šios vietos yra savaiminio išsivalymo zonos, kuomet liežuvis, lūpų judesiai bei seilės nuvalo ir apiplauna šių dantų paviršius. Todėl vienintelė vieta, kurią mes turėtume valyti, yra danties kaklelis. Išvada yra ta, kad beveik 100% visų ėduonies pažeistų vietų kaupiasi ten, kur dantų šepetėlių neįmanoma išvalyti. Profilaktikos priemonės tai yra solos tiks, tarpdančių šepetėliai ir solos ving, vieno danties šepetėlis. Tai vos kelių priemonių rinkinys skirtas dantų valymui, siekiant išsaugoti sveikus dantis.